Sveiki, sveiki. Pradėjome nuostabią kelionę laimingo gyvenimo link per 100 paslapčių. Šiandiena 4. Kodėl gyvenimas atrodo toks nuostabus, oras gražus, žmonės puikūs, bet visi susiraukia, visiems kažko lyg trūksta, visiems kažkas yra lyg tai ne taip. Todėl, kad žmogaus tikslai ir siekiai neturi nuoseklumo. 4 paslaptis apie tikslų ir siekių nuoseklumą. Tai atrodo taip, pirmą kartą išgirdus šitą pasakymą, aš pati labai stipriai susimąsčiau. Tikslai, siekiai, apie ką tai, kodėl, kaip tai. Įsivaizduokit, yra automobilis ir yra 4 visi jo ratai. Ar ne? Ir tie ratai juk turi suktis vienodų greičių, vienodai, padangų slėgis turi būti vienodas. Ir jei kažkuris tai ratas nuleistas, tai automobilį gali ir nešti į tam tikrą pusę, į vieną ir į kitą pusę. Gali įvairių dalykų atsitikti. Tokį paprastą palyginimą su automobiliu. Ir įsivaizduokit, tai automobiliai atsitinka. Tai įsivaizduokime, kad mūsų gyvenime tie 4 ratai yra. Pirmas ratas, priekinis ir pagrindinis, kur sėdi vairuotojas, šalia vairuotojo, tai yra asmenybė. Asmenybės augimas, asmenybės tobulėjimas, meilė savo. Ta paprasta meilė savo, bet šiandien ne apie tai. Apie tikslų ir siekių nuoseklumą. Tai yra 4 paslaptis. Ji turi būti būtent vienoda. Antras ratas, kur turėtų sėdėti keleivis, tai būtų šeima. Tai būtų visiems yra labai svarbi šeima. Šeimos ratas, jei jau esate sukūrę savo šeimą, tai jūsų šeima, bet jau tada jūs turite dar didesnį atsakomybę, yra buvusi šeima, tai yra tėvai, sesės, broliai, bendravimas su jais. Kiek mes turim visokių įsižeidimų šitai vietai, bet ir šiandien ne apie tai. 4 ratas, tai yra iš vairuotojo pusės, tai yra lyg, įsivaizduokit jūsų automobilis, jūs norit pasiekti kažkokį tikslą ir jums kažkas vyksta, kad jūs nesuprantat, kodėl jūs negalite jo pasiekti. 4 ratas, kuris nuveš jūs į tikslą, yra jūsų karjera ir jūsų savirealizacija. Tai yra labai labai svarbu. Ir 3 ratas pasakiau. 4 ratas tai yra jūsų gyvenamoji vieta, jūsų namai. Ir gali daugelį dalykų sakyti žmonės, kurie sako, ai, nereikia, jų gerai ir taip, čia kam į tą atkreipdėmėsi, juk čia biški kažkaip. Jūsų namai turi būti jūsų šventovė. Jūs juose turite jaustis komfortiškai, nuostabiai. Jie gali būti mažas 1 kambario butas. Ir tai turi būti jūsų šventovė. Gali būti nuostabus didelis namas su nuostabiai gražia aplinka, su baseinu ar su tvenkiniu, prižiūrėtas. Tai jūsų šventovė. Ir jeigu šitie 4 ratai vienodai nejuda, nieko nebus. Jūsų tikslams ir siekiams bus, kai sako, pagaliai į ratus. Į visus 4 šitus aspektus, tai yra asmenybę, šeimą, karjerą ir gyvenamąją vietą, mes turime su didžiulė pagarba atsižvelgti. Tai turi būti antiek svarbu ir į viską reaguoti vienodai. 25 procentai kiekvienam iš šitų ratų turi būti skirta jūsų gyvenimo laiko. Tiek savęs tobulinimui, sportų užsiėmimui, tiek karjerai, tiek šeimai ir tiek namams. Visa tai yra labai svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime, kad jo tikslai, kad jo siekiai, kad visa tai, apie ką jis svajoja, greičiau ateitų jo namus.
tai yra paprastos, laimingo gyvenimo paslaptys. O jeigu norite sužinoti dar tai, kad pavyzdžiui, Ramonas tai yra nuostabus televizijos reportažų rengėjas, teisingiau, jisai kaip pats, kaip reporteris vykdavo į karščiausius pasaulio taškus, jis dirbo Jungtinėse valstijose ir Lotynų Amerikoje. Tai buvo labai žinomas žmogus, tai ir yra labai žinomas žmogus. Ir šitas žmogus vienu momentu suprato, kad kažkas atsitiko ir atrodo, karjera sekasi, asmenybė žino, jis visada atsirasdavo karščiausiose pasaulio vietose, kalbėjo su pačiais įtakingiausiais pasaulio žmonėmis. Viskas jam ėjosi, jis pats sakydavo, kad aš norėjau pažvelgti tiesiai pasaulio valdovų širdis ir visada būti tose vietose, kur keičiama pasaulio istorija. Ir įsivaizduokit, vienu momentu jisai susirgo labai gilia depresija ir jo niekaip nesuprato, kas jam įvyko. O būnant jau po kelių metų, jis pats pasakoja, kad būnant išvykoje, jis ištisai žiūrėdavo į dukros nuotrauką ir jis negalėdavo tiesiog ašarų sulaikyti, kaip jis ilgėjosi buvimo kartu su šeima, su dukra, su žmona. Ir jo šitas ratas buvo nuleista be oro. Tai ir jis šlubavo. Vat iš čia atėjo liga. Čia toks paprastas, trumpas pavyzdys. 80% mokslo įrodyta, kad mūsų laimės pojūtis priklauso nuo šitų 4 ratų. 4 paslaptis. Taigi, kad tikslai ir siekiai kuo geriau judėtų į priekį, mes turime subalansuoti savo automobilio, kabutėse, ratus. Su jumis Eligija ir skaičių magija. Prašau, pasidalinkite su draugais, padėkite patiktukus, kad kuo daugiau žmonių keliautų į laimingą gyvenimą. Apkabinu jūs visus, mielieji.